Sveiki visi, brangūs žiūrovai ir žaidėjai. Atrodo, tik džiaugiamės mes labai šiltais orais ir žinoma ilgais vakarais, o štai dabar stoju su jumis ir sveikinuosi jau kalendorinį rudenį. Tačiau tikrai neverta nusiminti, jeigu jums labai sunku atsisveikinti su vasara, nes šalia manęs stovi jūsų ir mano tikrai mylima kolegė Jurgita. Na, o prieš akį jūsų laukia daugybė žaidimų ir žinoma vertingų prizų. Labas visiems teleloto gerbėjams. Primenu, kad susitinkame naujame sezone, o mūsų kolegos Indrė ir Gintas praėjusį sekmadienį jį atšventė itin triukšmingai, nes šventė naujo žaidimo Trigubas šansas premjerą ir įteikė net 100 000 eurų čekį vienam vasaros laimingajam apsaugos darbuotojui Vadimui Vukovui iš Šalčininkų, kuris iki šiol sunkiai gali patikėti savo sėkmę. Nu, išties, sėkmė didžiulė, aš noriu priminti, kad praėjusį sekmadienį didįjį prizą daugiau kaip 16 000 eurų pasidalino, žinokite, visas būrys laimingų. Tai yra net 17 laimingų teleloto žaidėjų iš visos Lietuvos. Todėl net nebejokite, šis sezonas bus toks pat dosnus. Šį vakar žaidėjai studijoje rungsis dėl didžiulių pinigų ir automobilių, kurie lauks Trigubo šanso žaidime. Ar pavyks pakartoti praėjusio sekmadienio rekordą, kai buvo laimėti 3 automobiliai, man labai smalsu sužinoti. Man taip pat smalsu, visko gali būti. Aš tikiuosi, kad studijos žaidėjams gerai seksis. Na, aš noriu tiesiog pasakyti, kad šį vakarą kažkam į namus išsiųsime išties labai elegantišką damą. Nes čia pas mūsų studijoje svečiuojasi gracingoji Toyota Corolla. Taip ir žinoma, pats didysis ir svarbiausias iš visų prizų – karalius aukso puodas, kuriame susikaupė net 220 000 eurų. Jūs tik įsivaizduokite, ką būtų galima nuveikti su šiais pinigais. O kol jūs svajosite, aš einu ruoštis pirmiesiems šio vakaro kamuoliukams. O tu, Vitalijau, tik nepamiršk pakviesti žaidėjų sėkmės spalvos žaidimui. Jis šį vakarą sugrįžta pas mus į studiją. Sėkmės visiems. Taip, ačiū Jurgita, tikrai nepamiršiu. Na, o prieš pradedant ridenti ir kamuoliukus, ir žaidžiant sėkmės spalvą, aš dar kartą noriu jūs supažindinti su šio vakaro čia studijoje besisvečiuojančia Toyota Corolla. Taigi, Corolla yra pats populiariausias visų laikų Toyotos modelis, pasirodęs prieš daugiau nei 4 dešimtmečius. Šis automobilis vadinamas yra tikrąja legenda. Na ir šioji legenda atiteks kažkam iš jūsų, jeigu tik turite teleloto bilietą. Aš primenu, kad šį vakarą kamuoliukus ridensiu dėl pagrindinio teleloto prizo, net 220 000 eurų aukso puode. Jį laimėsite, jei spėsite užbraukti visus savo bilieto skaičius sulig auksiniu 47 kamuoliuku. O kampus, įstrižaines ir eilutę, kuriuos turite užbraukti štai taip. Baigsime žaisti su lyg vienu 38 kamuoliuku. Visiems linkiu sėkmės ir saldžių laimėjimų. O dabar vėlgi į naująjį teleloto sezoną sugrįžę žaidimas sėkmės spalva. Taigi žaisti kviečiu pirmosius 5 studijos žaidėjus. Žaidėjai linkiu jums sėkmės ir pirmasis arba pirmoji stoja prie mėlynojo stovelio žaidėjas su numeriu 18 Vilija Urbanavičienė. Prie juodos spalvos stovelio noriu pakviesti dar vieną žaidėją ir šį kartą sėkmė šypsosi jums, jeigu jūsų numeris 31 Jolanta Kaminskienė. Prie raudonos spalvos stovelio kviečiu dar vieną žaidėją, kuriai tikiuosi seksis puikiai. Šį kartą sėkmė šypsosi jums, jeigu numeris yra 20 Vida Rukienė. Prie geltonos spalvos stovelio kviečiu dar vieną žaidėją, kuris išbandys savo sėkmę ir šį kartą tai yra numeris 23 Giedrė Liobytė. Na ir paskutinysis arba paskutinioji žaidėja, nes pagal tik damos čia pas mus savo sėkmę bandys prie žaliojo stovelio, tai yra žaidėjas su numeriu 17. Vienintelis vyrukas Raimondas Visockis. Studijos žaidėjai užėmė tvirtas pozicijas prie, tikiuosi, laimingų stovelių, tai dabar skubu tiesiog su jais susipažinti ir paspausti jiems dešinės rankas. Raimondas, labas vakaras. Labas vakaras. Nu, klausykit, sėkmė šypsosi prie tokių damų. Ačiū labai. Jau galit nieko nelaimėti, jau pasisekė jums, ar ne? Malonu. Bet noriu sužinoti, kas jūs atlydėjo. Mane atlydėjo žmona Virginija. Žmona Virginija, tikiuosi, jie nepavydė jums dabar tokios moterų kompanijos ir pakuždėjo į ausį laimėti, taip? Kaip? Kiek tikitės laimėti? Kiek kompiuteris duos? A, kiek duos? Taip. Užsibriežto tikslo nėra. Ne, tikrai ne. Aš tikiuosi, kad kompiuteris duos labai daug. Ir linkiu sėkmės jums. Noriu susipažinti su Giedre. Labas vakaras, sakau jums. Ar geltona spalva laiminga jums? Tikiuosi. Saulė, šiluma ir visa kita. Ar ne? Iš kur jūs atvažiavot? Iš Palangos. Iš Palangos. Irgi galima sakyti iš Saulės miesto, nes ten daug saulės, daug šilumos, daug jūros. Ar pati kada buvot prie jūros? Ne per seniausiai. Galvau, sakysite, pernai užpernai, ne? Buvot. Mėgstat pasipliuškiant, pasidegint? Žinoma. Čia degintis nereikės, reikės pasukti galvą ir pasirinkti spalvas, kurios tikiuosi jums atneš sėkmę. Ačiū. Linkiu sėkmės jums.
Vida, labas vakaras. Prie raudonos spalvos tokia ryški dama ir noriu sužinoti, iš kur jūs atvykot. Iš Tauragės? O, mano žemietė. Ar viena, ar kažkas atlydėjo? Ne. Su vyru ir su dukra. Tai klausykit, kurioje Tauragės vietoje gyvenat? Labai smalsu. Centre. Centre, pačiam centriuke. Kaip sekasi, beveik. ką veikia ten Tauragiai? Dirbam, gyvenam. Smagiai gyvenat, smagiai dirbat? Visai smagiai. Ar dažnai žaidžiate loto? Kiekvieną sekmadienį. Kiekvieną sekmadienį. Taip. Ir dabar tai yra jūsų didžiausias šansas, ar kažką buvo daugiau laimėjus? Čia didžiausias. Čia didžiausias, tai tikiuosi, kad tas šansas bus tikrai labai labai riebus. Ačiū. Linkiu sėkmės jums. Jolanta, labas vakaras. Labą vakarą. A, ką jūs veikiat gyvenime? Dirbam. Irgi dirbat? Dirbam. O dabar įsivaizduokit, jeigu laimit kokį 10 000 eurų, ką darytumėt su pinigais? Oi, nežinau, važiuotume pakeliauti. Pakeliauti kažkur. Mėgstat keliauti? Mėgstam Tai yra labai. jūsų hobis? Taip, mėgstam labai. O kur esat toliausiai arba smagiausiai buvus nuvykus? Smagiausia galbūt Kroatija, Taip. o toliausiai tai Amerika. Tai aš tikiuosi, kad dabar laimėjus kažkokią sumą, nulėksit į kitą pusę, tarkim į Australiją, ar ne? Būtinai. Linkiu sėkmės jums ir dar noriu susipažinti su Vilija. Labas vakaras. Na, tradiciškai, iš kur jūs atvykot? Iš Kauno rajono Vilkijos miestelio. O, kaip viskas idealiai susakyta. O kas jūs atlydėjo čia šį vakarą? Vyras, Gintautas. Vyras. Kas laimėjo pakvietimą? Vyras ar jūs? Aš. Nes būna dažnai, kad vyras laimė, bet ai, Aš. žmona, eik tu. Ar tarėtės, ar kažkaip tai diskutavot, kur dėtumėt, kur investuotumėt pinigus laimėjus? Ar irgi keliautumėt kaip... Keliaučiau. Keliautumėt, mėgstat keliauti? Taip. Tai aš tikiuosi, kad kelionės bus įspūdingos ir labai labai turiningos. Ar ne? Linkiu sėkmės laimint, o aš dabar, kadangi susipažinau su dalyviais, galbūt taisyklės pamena, tačiau prieš pradedant dar trumpam jas priminsiu. Visai netrukus išriedės pirmasis šio vakaro kamuoliukas. Jeigu jis atitiks spalvą, prie kurios jūs stovite, automatiškai laimėsite pirmosius 500 eurų. Vėliau nuo 2 iki 5 kamuoliuko jau spalvas reikės rinktis patiems. Jeigu nuspėsite, atspėsite 2 kamuoliuko spalvą, laimėsite 750 eurų. 3 kamuoliukas vertas 1000, 4 1250 ir 5 paskutinis šio žaidimo kamuoliukas vertas 1500 eurų. Na, jeigu taip atsitiks, kad žaidėjai kažkaip tai šaudys pro šalį, nepavyks jiems pasirinkti spalvos sėkmingai, tuščiom neišleisim, tiesiog jums padovanosime pagodos prizą, tai yra 200 eurų. Taisyklės tikiuosi aiškios, dabar nieko nespauskit, nieko nedarykit, tiesiog visų žvilgsniai į Jurgitą ir norime sužinoti, koks pirmas šio žaidimo kamuoliukas. Šio žaidimo pirmas kamuoliukas yra juodas 20. Pradedam nuo juodos spalvos ir Jolanta į savo sąskaitą įsirašo pirmosius 500 eurų. Pradžia tikrai nebloga, tokiai trumpai kelioniai tikrai užteks. Bet aš tikiuosi, kad jūs nesustosit, nes dabar visi žaidėjai ir jūs, Jolanta, turėsite rinktis 2 kamuoliuką. Jeigu atspėsite šio kamuoliuko spalvą, laimėsite 750 eurų. Taigi 3-4, rinkite spalvą. Raimondas pirmasis renkasi žalią, Giedrė šalia jo irgi žalią, 2 geltonos spalvos ir Vida renkasi raudoną. O koks bus kamuoliukas, visai netrukus pasakys Jurgita. Tikrai taip, Vitalijau. Geltonas 58. O kitas kamuoliukas yra geltonas ir Jolantai po kol kas tikrai šypsosi sėkmė. 2 iš eilės atspėti kamuoliukų spalvos, bet spėtos ir jau 1250 eurų yra jūsų. Vilija taipogi savo pirmąjį laimėjimą įsirašo į savo sąskaitą, bet tai buvo dar, žinokite, tik 2 kamuoliukas. Dabar spėsite 3 kamuoliuko spalvą ir jį atspėję laimėsite jau visą 1000. Taigi 3, 4 ir rinkite spalvą. Raimondas, kaip visada, pirmasis ir ištikimas žaliai spalvai, Jolanta taipogi renkasi žalią, yra ir kitokių spalvų, bet mūsų žvilgsniai dabar vėl į Jurgitą, nes norime sužinoti, kokios spalvos gi bus kamuoliukas. Šį kartą mėlynas 14. O šį kartą mėlynas ir Vilija jau net ploja savo. Ji taipogi į savo sąskaitą įsirašo dar 1000 eurų ir viso jau 1750. Tikrai sekasi puikiai, tačiau ką Raimondas, Giedrė ir Vida veikia, aš nežinau. Susikaupkit, nesinervuokit, dabar įdės 4 kamuoliukas, jis vertas jau net 1250 eurų. Taip kad pagalvokit, pamislinkit ir 3-4 rinkite spalvą. Raimondas užsiciklinęs ant žalios spalvos, galbūt išriedės dabar būtent žalioji, Vida taipogi renkasi žalią spalvą, Jolanta su Vilija raudona ir Giedrė galvoja, kad nušvis geltona spalva. Ar taip ir bus, Jurgita? Pažiūrėkim. Geltonas 60. Yes, taip ir atsitiko, Giedrė. Nušvito jum geltona spalva, plojat savo, ploju aš jums. 1250 eurų jau jūsų sąskaitoj ir Vida su Raimondu po kol kas šypsosi, bet jau ta šypsena jau. Nieko, kaip ir minėjau, jeigu taip atsitiks, kad neatspėsit nė vienos spalvos, 200 eurų garantuotai atiteks jums, o dabar metas rinkti paskutinę šio žaidimo spalvą. 3-4 rinkite spalvą ir jeigu ją atspėsite, laimėsite 1500 eurų.
Jolanta ir Vilija pasirinko juodą spalvą, žiūrėsime, ar būtent juodas kamuoliukas iš širdies, o galbūt galų gale pasiseks Vidai arba Raimondui. Jurgita, na kokiegi paskutinė šio vakaro, šio žaidimo spalva? Mėlynas 5. Galų gale išriedėjo mėlyną spalvą ir Vida, mano kraštietė, laimi 1500 eurų. Sveikinu jūs. Raimondai, spėliojot tą žalią spalvą, taip ir nesulaukėt. Jums pagodos prizas 200 eurų. Jurgita, įteik laimėjimus mūsų žaidėjams. Raimondui, kaip ir minėjau, 200 eurų. Ačiū. Giedrė laimi 1250. Vida 1500. Jolanta 1250 ir Vilija 1750 eurų. Taigi smagu, kad mūsų išriedėjo pirmieji kamuoliukai ir žaidėjai visi šiame žaidime laimėjo net 5950 eurų. Sveikinu juos, o dabar, Jurgita, mes norime sužinoti, kokie riedės kiti kamuoliukai. Mėly žaidėjai namuose, aš ridenu jums dar vieną 10 laimingų kamuoliukų. Sėkmės. Žalias 66. Juodas 25. Žalias 72. Juodas 16. Mėlynas 8. Juodas 26. Mėlynas 7. Žalias 75. Geltonas 57 ir žalias 74. Automobilis Nissan Note ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na dabar metas susipažinti su praėjusios savaitės naujo teleloto sezono automobilių laimėtojais. Taigi, kaip matote, šalia mane stovi laimėtojas ir nauja, tvirta, įspūdinga ir įspūdingos išvaizdos visureigį Jeep Renegade laimėjo ūkininkas Karolis Šmita iš Šilalės rajono. Karoli, visiems trumpai papasakokit, ką jūs tam ūkį auginat. Šiuo metu auginam elniukus, tai būtų Danieliai, taurėjai. Taurėjai? O kam jie auginami? Pradžiai dėl grožio, o paskui jau verslas. Dėl skanumo, ar ne? Skanumo. Supratau, norėjau paklausti, ar tai yra pirmasis jūsų laimėjimas teleloto? Per 5-6 metus karjeros lošimo tai pirmasis. Pirmasis. Taip. 5-6 metus žaidžiat. Taip. Ir dabar sakykit visiems, kaip vertinat savo laimėtą visureigį? Iš tikrųjų nepatikėjau iš pradžių, bet paskui po dienos labai apsidžiaugiau ir galvojau, kad sapnuoju. Po dienos apsidžiaugėt, galvojat, kad sapnuojat, bet dabar nesapnuojat, aš jums gnybu ir kviečiu Jurgitą įteikti raktelius. Aš jūs labai sveikinu. Palinkėsiu įspūdingų ir nepamirštamų kelionių ar galiu apkabinti. Dėkui labai. Taigi sveikinimai jums, tikrai džiaugiamės už jūs, o aš artinuosi prie dar vienos laimingosios. Taigi šalia manęs stovi manevringo miesto automobilio Nissan Note laimėtoja, tai pardavimų vadybininkė Nina Čerkauskinė iš Šilalės. Nina laimingą bilietą pirko su darbo reikalais nuvykus į Tauragę, tiesa? Kokie ten darbo reikalai buvo? Nu, šiaip darbo reikalai. Šiaip darbo reikalai, paslapti, supratau. Sakykit mums visiems, ar matėt per televizorių, kaip Gintas jums tiesiog ištraukė laimingą automobilį? Ne, pati nemačiau. Nematėt? Nemačiau. O kas Aš buvau matė? užsiėmusi Taip. ir patikrinau bilietą tik tais pirmadienį. O kaip tada jautėtės, kai sužinojot? Va, tai... Nu, taip ir jaučiausi. Nu kaip? Buvau labai blogos nuotaikas, bet paskui, kai patikrinau tą bilietą, iškart nuotaika pagerėjo. Ir laikosi iki šiol. Taip, pradėjau skambinti vaikam. Supratau. Sakot, pradėjot skambinti vaikam, tai ar pati vairuosit, ar kažkam duosit vairuoti automobilį? Nu, nežinau, žiūrėsim. Kaip. Dalinsitės, ar ne? Dalinsimės Tai Jurgita, belieka pakviesti tave įteikti raktelius. Džiaugiamės už jūs. Ačiū labai sveikinu. Sveikinu jūs, duokit bučkį. Gerų kelionių jums, na, o aš stoju čia prie šio pulto ir dabar noriu 10 jūsų pakviesti į kito sekmadienio filmavimus. Jeigu jūs norite išbandyti savo sėkmę įvairiuose studijos žaidimuose, kviečiu jūs ir aš tikiuosi, kad jūs lydės sėkmė. Taigi, kitą sekmadienį pasimatome su jumis, jeigu bilietuose skaičiai yra 030, bet koks skaitmuo 172.
Laukiam jūsų kitą sekmadienį, o dabar mes ką tik susipažinom su išties ypatingai žmonėmis, tai yra automobilių laimėtojais. Taigi dabar darysime trumpą pertraukėlę, kurios metu atsipūsime, o po pertraukėlės jūsų laukia telefoninės loterijos 1634 laimėtojų traukimas. Beje, tą trumpą reklaminę pertraukėlę jūs galite prasmingai praleisti skambinant arba siunčiant SMS numeriu 1634. Ir galbūt jums atiteks išties manevringas miesto automobilis Nissan Note bei 5 piniginiai prizai po 1000 eurų. Automobilis Nissan Note ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Brangiai, sveiki sugrįžę po pertraukėlės į telefoninę loteriją Loto 1634. Dabar metas šios savaitės laimėtojų traukimui. Visą šią savaitę jūs skambinote ir siuntėte SMS numeriu 1634 bei pretendavote laimėti visureigį Jeep Renegade ir 5 piniginius prizus po 1000 eurų. Dabar pat ištrauksiu laimėtojus. Charizmatiškas visureigis Jeep Renegade atitenka tam žaidėjui, kuris gavo žinutę su bilieto numeriu 002 64 98. Na, 5 piniginius prizus po 1000 eurų laimi tie žaidėjai, kurie gavo žinutę su bilieto numeriais. Juos matote savo televizorių ekranuose. Sveikinu ir informuoju, kad jau kitą sekmadienį čia studijoje susipažinsime su automobilio Jeep Renegade laimėtoju. Ir mielieji, nepamirškite, kad visą laimėtojų sąrašą galite rasti internete adresu perlas.lt. Brangieji, jeigu ir jūs norite laimėti telefoninėje loterijoje, skambinkite arba siųskite SMS numeriu 1634 ir laimėkite automobilį Nissan Note bei 5 piniginius prizus po 1000 eurų. Sėkmės, brangieji. Automobilis Nissan Note ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Brangieji, aš ridenu dar 5 laimingų šio vakaro kamoliukus. Sėkmės. Mėlynas 12. Geltonas 52. Žalias 71. Geltonas 59 ir raudonas 32. Na dabar studijos žaidėjai suklūsta, nes žaisime laimės laiptus. Tradiciškai žaisti pakviesiu 2 studijos žaidėjus, taigi pasiruoškit ir pirmasis arba pirmoji šį vakarą žaidžia laimės laiptuose. Numeris 16 Martynas Romutis Šmitas. Prie jos savo sėkmę bandys dar vienas žaidėjas ir šį kartą tai yra žaidėjas numeriu 6 Edgaras Svigrys. Bėga, net neina bėga. Laimės laiptų žaidėjai ir čia manęs. Labas vakaras, smagu matyti. 2 vyrus gerai nusiteikusius. Vienas apskritai bėga čia artin ir net nekantrauja pradėti žaidimą, bet aš suprantu, kad nekantraujat, bet pradžioje pabendrausim. Gerai? Šalia manęs stovi Martynas, atvykęs iš kur? Alytaus. Alytus gražus miestas. Ką veikiat Alytuje? Namuose dirbu. O, įdomu, ką namuose dirba, dabar jau man smalsu ir visiems žiūrovams. Su žmona slaugom žmonos motiną. Ai, čia toks darbelis, ar ne? Darbas, jau. Tai jums reikėtų laimėti pinigų ir kur nors išvažiuoti pailsėti, ar ne? Ko gero reikėtų. Ko gero reikėtų. Tai aš linkiu kuo daugiau laimėti, visai netrukus galėsiu priminti ir žaidimo taisyklės, o atbėgo, net netėjo atbėgo į žaidimą geltoną spalvą turintis Edgaras, kuris net nebijojo, kad atvyko ne vienas pas mus. Su Mindaugu pusbroliu. Sakot, su Mindaugu norėjau pasakyti, negi visi pažįsta Mindaugą, tai yra pusbrolis. Taip, pusbrolis Gerai, Mindaugas. aš neklausiu, ką pusbrolis veikia, bet ką jūs gyvenime veikiat? Aš tarnautės valstybės. Suprantu, kad daugelis žmonių sako, kai tarnautojas valstybės, visi įsivaizduoja kokią nors ministeriją ar dar ką nors. Kur? Tai yra kariuomenė, tai skyriaus vadas esu. O, keli. Skyriaus vadas, Taip. Kariuomeniai. Taip, Kokia mieste? į Marijampolį. Ir kaip sekasi? Gerai. Klauso visi? Klausiu. Klausysiu ir aš. Ką pasakysi, taip ir darysim. Kiek reikės išridenti, tiek ir išridensim. Gerai? Taip. Sutarėm. Tai dabar trumpai priminsiu žaidimo taisyklės, netrukus galėsim pradėti. Man labai keista, kad skyriaus vadas kariuomenės labai jaudinasi netgi labiau už Martyną, kuris stovi visiškai ramus.
Jau savo gyvenime Auditorija daro atsijaudinęs. Supratau. Trumpai primenu žaidimo taisyklės. Žaidimo taisyklės yra tokios, kad jūs šio raudono mygtuko pagalba stabdysite virtualų kauliuką. Jis išridens kažkokį skaičių ir tai nulems, kiek laimės laiptų žingsnių jūs ten dėsit. Kaip matote, ten ant laimės laiptų yra įvairiausių laukų. Tai yra piniginės sumos, yra dalybo ženklas, reiškia, kad jūsų suma gali dėja, bet būti padalinta, gali būti suma padauginta. Jeigu užlipsite ant raudono laukelio, tai reikš, kad jūsų suma iki tos sumos sudegs. O jeigu užlipsite ant paprasčiausio stop langelio, jūsų žaidimas bus baigtas, tačiau pinigai neprarasti. Galėsite pasimti sukauptus pinigus arba rizikuoti atversti tą stop langelį ir pasimti po juo esantį prizą. Ar viskas, vyrai, aišku? Taip. Tiek daug, tiek greit viską sušnekėjau. Tikiuosi, kad Martynas yra pasiruošęs, tai aš nieko nelaukdamas noriu paprašyti, kad riedėtų kauliukas, o kai jūs būsit pasiruošęs, spustelkit pirmąjį kartą. Nes dar primenu, kad jūs turite po 3 privalomus ėjimus. Pirmasis iš privalomų ėjimų yra skaičius 100 euriukų kelioniai į druskininkus, tarkim. Po to tikiuosi, kad bus geriau. Na, kadangi Edgaras labai jaudinasi, tai aš netampysiu jo nervų, tiesiog prašau ridenti kauliuką ir kai būsit pasiruošę, stabdykit. 1 bus 2 ar kiek? Ne, net visi 5. Skaičius 5, tai 5 žingsniais į priekį laimės laiptais ir tai yra 500 eurų. Martynas toks ramus, toks jausmas, kad jūs iš kariuomenės esat. Na, 100 eurų jau ir aš tikiuosi, kad toliau bus dar geriau, tai dabar ridenam kauliuką ir taip nutaikėt momentą, spustelti ir šį kartą tai yra vėl skaičius 1. Po kol kas gera nuotaika, lai nebjūra. Tai yra 200 eurų ir viso turite jau 300. Na, pradžia tokia atsargi, bet viso yra 6 ėjimai, 3 privalomi. Dabar yra tik antrieji paspaudimai, tai dar bus laiko įsibėgėti. Edgaras jau yra įsibėgėjęs ir tikiuosi, kad nesustosit, ar ne? Lai rieda kauliukas. Na ir jau kai nujausite tą laimingą skaičių, spauskit. Ir šį kartą jūsų išridentas skaičius yra 2, 2 žingsniais į priekį, 1, 2. Turimus pinigus dauginat iš 3 ir turite jau 1500. Viskas gerai, ar ne? Ir draugas nepyks, ir žmona nepyks, ir visi džiaugsis. Viskas gerai, ar ne? Martynai, po 1, po 2 galbūt daugiau reikėtų? Galima jau. Palaukit, lai rieda kauliukas. O dabar jau galima, kai būsit pasiruošęs. Ir jūsų nutaikytas momentas yra skaičiui 4. Skaičius 4, vėlgi judam į priekį ir 1, 2, 3, 4. Prie turimų pinigų pridedat 600 ir turite jau 900 eurų. Atsargiai žingsniais visai neblogai išjudėjo, tai aš tikiuosi, kad ir Edgaras taip visai išjudėjęs, galbūt tos... Jau išjudinės reikalą, ar ne? Tai gerai, tai jeigu išjudintas reikalas, mes nestabdom jo, lai rieda kauliukas ir jūsų trečiasis privalomas paspaudimas, kuris yra skaičius 6. Na dabar belieka žiūrėti, jūs dar neplokit, ar tai bus gerai? Bus gerai, bet... Sakot, bus gerai? Taip. Galvau, kad bus gerai. Taip ir bus, taip ir bus. Peršoko tas 500, prie turimos sumos prideda 1000, 2500 eurų. Na iš ties, pradžia nebloga, o dabar kreipiuosi į Martyną, jau 3 privalomi paspaudimai atlikti, dabar jau viskas priklauso nuo jūsų. Žaisit toliau ar stabdysit žaidimą? Dar pabandom. Sakot? Taip. Nėra su kuo pasitart čia publikoje? Ne. Gal su publika norit pasitart? Nespaudžiu. Jau, gerai, lai rieda kauliukas, matau, kad nekantraujat. Spauskit ir aš tikiuosi, kad pinigų bus dar daugiau, nes dabar ta turima suma greičiausiai jūsų netenkina. Skaičius 5. 1, 2, 3, 4, 5. Viskas gerai. Nuščiuvęs žiūrit, bet prie 900 pridedat dar 900 ir jau 1800 eurų. Greičiausiai lengviausiai uždirbti pinigai gyvenime, ar ne? 4 paspaudimai, 1800 eurų jau yra jūsų. Edgarai, na ką, turim riebę sumą, 2500 eurų, ką darot? Taip, spaudžiam toliau. Sakot, įsibėgėjot? Nu, ta prasme, matau sumų ir didesnių nei norėčiau. Aš irgi matau, tai lai rieda kauliukas ir mes norime tų didesnių sumų. Kai būsit pasiruošę, spauskit. Ir toji didesnė suma galbūt yra po skaičiumi 3. Žiūrim. Skaičius 3. Ir 1, 2. Kai sekas, tai sekas. Per duobutes šuoliuojate ir turite jau 4000 eurų. Iš ties puikiai sekasi. Puikiai sekasi beje ir Martynui 1800 eurų. Ką darot jūs? Jūs matote tik didesnės sumas ar matote ir tos laukelius, kur galima sudegti? Matau ir tos į tą matau. Edgaras to nematė. Jis tik tais didesnės sumas matė, o jūs ką matot? Ką darysit? Spaudžiu toliau. Tikrai, pagavo azartas, ar ne? Taip. 1800 eurų jūs spaudžiate toliau, tai lai rieda kauliukas ir visi čia susirinkę jums linki sėkmės. Ačiū. Na, kažką bandot nutaikyti, matau, kažkokio reikia skaičiaus, ar ne? Ir skaičius rieda 5. Ar tai yra gerai? Visiems įdomu. 1, 2, 3,
Žinoma, kad tai yra gerai. Na, abiem puikiai sekasi prie turimų pinigų. 1500. 3300. Klausykit, iš ties labai gerai įsibėgėjot, galvokit, ką darysit toliau, o aš klausiu Edgaro. Edgarai, jūsų dabar būtų 5. paspaudimas, dar ne paskutinis, netgi sudegimo atveju būtų galima bandyti reabilituotis, bet turit 4000. Ką darot? Aš manau, dar reiktų pabandyti. 4000 eurų. Nu, dar pabandom vieną kartą, o kitą paskui pasimsim automobilį. Sakot? Taip, kodėl Na, jeigu jūs užsispyręs, tai užsispyręs. Lairėda kauliukas, taip? Taip. Lairėda kauliukas, užsispyrimą žiūrėsime. Neš pinigus ar truputėlį galbūt pabaksnos į nervą kokį nors. Skaičius 4. 1, 2, 3. Dalinam turimą sumą iš 4, dabar 1000 eurų liko jūsų. Martynas mato, kaip čia būna. Ne tik pergalės, ne tik džiaugsmai. Ką darysi? Turite 3300. Sustosiu. Jau sakot, metas sustoti, tikrai? Sustoti jau. Po to žmona namo nepriims, ar ne? Tai jūs baigėte žaidimą, taip? Taip baigiu. 3300 eurų, Jurgita. Martynai, sveikinu iš visos širdies. Sveikinu labai. Iš ties sveikinimai jums. Palaikysiu. Galite grįžti namo pas šeimą, o mes dabar jau tvirtais petim, kad nenugriūtumėt, prilaikysim jūs. Žiūrėkit, turite 1000 eurų ir 6. paspaudimas. Ką darysit? Gali būti, kad sudegt galit, bet gali būti, kad suma, na, tarkim, 2500, 3,5 gali Manau, būti. bandom iki galo, iš tikrųjų, paskutinis. Kas bus, tai bus, jeigu ką. Jo, ta prasme, viskas bus gerai. Vis tiek kariuomenės vadas esate? Ne, nesu kariuomenės vadas. Nesate? Iki to dar toli. Toli dar? Aš jau galvojau, kad jau kariuomenės vadas kitus. Ne, viskas. Gerai, juokas juokais. 1000 eurų. Bandom. Bandom. Lairėda kauliukas. Jurgita, mes palaikom. Mes palaikom. Kai būsit pasiruošęs, spauskit. Skaičius 4. Įdomu. Na, žiūrim. 1, 2. Klausyk. Prašoliavot, sveikinu jūs. Puikiai. 3500 eurų prie turimų pinigų. 4500 eurų jūs. Sveikinu, puikiai sužaidėt. Gali grįžti pas draugą. Na, kai sekas, tai sekas. Iš ties smagus, įdomus, azartiškas žaidimas. O jeigu ir jūs norite čia kopti laimės laiptais, galbūt išbandyti savo sėkmę kitose žaidimuose, kviečiu jūs kitą sekmadienį atvykti čia į studiją ir kaip reikiant azartiškai pažaisti. Pasimatysime su jumis, jeigu bilietuose skaičius 014, bet koks skaitmuo 388. Laukiam jūsų kitą sekmadienį. Na, o aš ir vėl dabar dairausi į gražuolę Toyota Corolla. Iš ties įspūdingas automobilis, šio žaidimo pabaigoje atiteks kažkam iš jūsų. Aš noriu truputėlį plačiau apie jį papasakoti. Taigi šis sedanas tikrai elegantiško stiliaus, vidaus dizainas taip pat įspūdingas ir kiek žinau, salono erdvė didžiausia savo automobilių klasėje. Taigi noriu palinkėti sėkmės jį laimint ir žinoma, šį automobilį laimės tik tai tie, kurie turi teleloto bilietą. Jeigu bilieto neturite, čipkite telefonus, rinkit skaičius 1634, nes jūs galite laimėti manevringą miesto automobilį Nissan Note bei 5 piniginius prizus po 1000 eurų. Automobilis Nissan Note ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Studijos žaidėjams sekasi ta didžiausios sėkmės žaidėjams namuose, nes dabar įdės 10 kamuoliukų jums, brangieji. Žalias 73. Mėlynas 4. Raudonas 43. Geltonas 55. Raudonas 36. Žalias 67. Mėlynas 1. Žalias 61. Geltonas 56. Ir geltonas 46. Na, dabar žaisime vis dar labai šviežią ir įdomų žaidimą Trigubas šansas. O jį išbandyti kviečiu 4 studijos žaidėjus. Taigi, ar pasiruošę studijos žaidėjai? Taip, kaip matau, pasiruošę. Ir pirmasis. Čia prie šanso stalo stoja žaidėjas numeris 11. Rūta Apanavičienė. Antrasis Trigubo šanso žaidėjas, kuris taipogi turės 3 šansus traukti kamuoliukus, yra žaidėjas su numeriu 5. Eleonora Vitutė Samsonienė. Trečiasis arba trečioji žaidėja arba žaidėjas, kuris segi numerį ir tas numeris yra 27. Rita Galiauskienė. Na ir paskutinysis, 4. Trigubo šanso žaidėjas dalyvis yra su numeriu numeris 25. Kristina Haritonovienė.
4 trigubo šanso dalyviai jau stovi savo vietose, greičiausiai nekantrauja pradėti žaidimą, bet kadangi žaidimas yra visiškai naujas, ir jums, ir savo tiesiog dar papasakosiu žaidimo taisyklės. Tai žaidimo taisyklės yra tokios, kad kiekvienas iš jūsų paeiliui turėsite teisę iš skaidrios šios dėžutės ištraukti 3 kamuoliukus, ant kurių yra nurodyti prizai. Tai gali būti piniginiai laimėjimai arba labai visų norimas ir trokštamas automobilis. Ištraukus kamuoliuką turėsite apsispręsti tiesiog, ar pasiimat laimėjimą ir žaidimą baigiat, ar kamuoliuką metat atgal į dėžę ir bandysite savo sėkmę dar ir dar kartą. Tai turbūt greičiausiai čia, kada bus tas didžiausias laimėjimas, tada ir galėsite sustoti. Jeigu žaidimas, tarkim, atkeliaus iki 3 jūsų traukimo, jau ką 3 bandymų ištrauksit, tą ir laimėsit. Jau daugiau mesti atgal kamuoliuko ir dar bandyti kartų šansų nebebus. Smagiausia, kad žaidėjai namuose taipogi galės dalyvauti šiame žaidime, nes iš šios skaidrios dėžės aš taipogi trauksiu kamuoliukus ir prizai atiteks jums, brangų žaidėjai namuose. Taisyklės aš tikiuosi, kad yra aiškios, tai dabar skubu tiesiog susipažinti su pirmąja dalyvė. Tai yra Rūta, kuris stovi prie pirmosios dėžės ir dar Rūtai noriu priminti, kad jūs dabar galėsite traukti, maišyti ir galbūt ištraukti automobilį. Čia yra 3 skirtingų spalvų kamuoliukai. Jeigu ištrauksit mėlyną kamuoliuką, žinokite, laimėsite Toyota Aygo automobilį. Jeigu kamuoliukas bus geltonas, gali jums atitekti Volkswagen Polo, o žalias kamuoliukas bus automobilis Ford Fiesta. Norite automobilio? Taip, žinoma. O šiaip pati turite automobilį? Taip, turiu. Kiek metų automobiliui? Apie 10 galbūt. Taip gerai paskaičiavot, sakot, apie 10, ar ne? Tai to naujo automobilio reikėtų, ar ne? Reikėtų, žinoma. Iš kur pas mus su savo 10 metų automobiliu atidundėjot, sakykime? Iš netoli, Elektrėnai. Iš Elektrėnų, iš Žiburių, per Bėvį savo atvažiavot ir dabar esat pasiruošus išbandyti savo sėkmę. Taip. Tai ar pasiruošus? Pasiruošus. Ar tikrai? Tikrai. Tai aš jums linkiu sėkmės. Kiškit ranką į šį skaidrų indą ir gerai pamaišvius ištraukite pirmąjį savo kamuoliuką. Galbūt jis iškart bus laimingas, aš nežinau. Taigi tikėkime, kad čia bus, ne automobilis, tačiau 1500 eurų. Iš ties gera suma, 1500, tai dabar noriu jūsų paklausti, ar pasiima tą 1500 eurų? Gal ne. Sakot, ne? Bet geri pinigai? Neblogi, bet būna ir geresnių dar. Aš tikiuosi, kad čia bus geresnių, tai galite kamuoliuką mesti atgal. Sugrįšiu prie jūsų dar vienam žaidimui, o dabar sveikinuosi su numeris 5, tai yra Eleonora. Eleonora, malonu su jumis susipažinti. Iš kur jūs atvažiavote? Iš Vilniaus. Tai jūs čia iš vis, peškomis greičiausiai. Pešiomis beveik. Ką jūs gyvenime dabar veikia, tokios smagaus, įdomaus? Senjorė. Aš suprantu, bet vis tiek laisvalaikiu, kažką vaikštot po parkus, galbūt. Visko būna, daugiausia dėmesio skiriu mažajam anūkui. Tai čia yra gyvenimo džiaugsmas, klausykit. O kiek anūkų metų? 14 dieną šio mėnesio bus 9. Tai jeigu laimėsit automobilį, teks jam palūkėti gerokai, ne? Taip. Supratau, tai galbūt anūkui pinigų arba automobilio ištrauksit? Kaip pasiseks, tai bus. Tai aš linkiu jums sėkmės ir dabar pirmasis jūsų trigubo šanso traukimas. Kiškit ranką, gerai pamaišykit ir išsitraukit arba didelę sumą arba automobilį. Visiems smalsu sužinoti, kas tai bus ir tai yra 500 eurų. Pakartosiu. Jau net gėda rodyt? Taip. Bet klausykit, nebloga suma 500 eurų. Jau įmetėt, ar ne? Aš sugrįšiu prie jūsų būtinai, o dabar noriu susipažinti su numeriu 27. Ir tai yra Rita atvykusi iš kur? Jonava. Jonava, gražus miestas, jaunų miestas. Ar šventėt Joninės? Taip. Labai gražios. O ar šventėt, kai sužinojot, kad pakvietėm jūs čia į studiją? Be abejo. Kaip šventėt? Kaip? Apsidžiaugiam labai. Šokinėjom. Supratau. Ar yra žmonių, kurie jūs atlydėjo? Vyras. Vyras. Tai dabar vyras pasiruošė žemą startą, nes galbūt jūs ištrauksit automobilį ir jam reikės apkabinti ir išbučiuoti. Tai linkiu sėkmės, jūsų pirmasis šansas. Dėkuoju. Bandykit. Gerai išmaišykit ir aš tikiuosi, kad sėkmė šį kartą bus jūsų rankose. Sėkmė yra ir gan nebloga. Tai sėkmė tai yra 1000. Klausykit, toks jausmas, kad 1 eurą ištraukit. 1000 eurų. Ką darot? Dar kartelį. Bandysi dar kartą? Taip. Tai meskit kamuoliuką atgal, aš sugrįšiu prie jūsų ir dabar prie 4-osios paskutiniosios žaidėjos. Tai yra Kristinos. Atsistoju, labas vakaras jums. Na ir kas jūs atlydėjo čia? Vyras. Vyras. Tai čia vyrai mūrai laukia automobilių greičiausiai. Tikriausiai. Vyras vairuoja automobilį? Taip. O jūs vairuojat? Ir aš. O jeigu ištrauksit automobilį, kas vairuos? Susitarsim. Kai ištrauksit, tai ir sužinosim. Tai bandykit pirmąjį kartą. Trigubas šansas, turėsite po 3 šansus, kaip ir minėjau, dabar pirmasis jūsų bandymas ir tai yra kamuoliukas. Geltonas kamuoliukas, tai yra automobilis Volkswagen Polo. Automobilis yra jūsų, aš noriu pakviesti vyrą. Dabar yra svarbiausias momentas, gerai išbučiuoti, kad jums duotų pavairuoti. Automobilis, Jurgita, rakteliai. Iš ties smagu. Džiaugiuosi. Sveikinu labai. Taip, sveikinu jūs. Automobilis jūsų. Vyrui dešinę.
Galėsite vairuoti ir smagiai leisti laiką. Ačiū už puikų žaidimą. Galite grįžti į savo vietą. Na va, pirmasis automobilis ištrauktas. Dabar greičiausiai studijos žaidėjai laukia, kad aš ištraukčiau tą automobilį. O ką ištrauksiu, sužinosim netrukus. Nežiūriu. Ir gerai pamaišęs traukiu savo pirmąjį laimėjimą visiems namų žaidėjams. Ir tai yra net 10 000 eurų. Wow. O tai pirmasis bandymas. 10 000 eurų. Ir šie pinigai keliauja jums, jeigu turite bilietą, ant kurio yra numeris. Jurgita, numeris 005 95 41. Sveikinam jūs, jums atitenka 10 000 eurų. Iš ties sunku to patikėti, o dabar visai netrukus grįšime prie studijos žaidėjų. Pabandyti antrąjį kartą ištraukti savo šansus ir galbūt laimėti automobilį, bet prieš tai padarysime trumpą pertraukėlę, kurios metu jūs galite čiupti telefonus ir spėti skambinti numeriu 1634. Automobilis Nissan Note ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę. Ar jūs pasiruošę? Mes tai pasiruošę traukti toliau kamuoliukus trigubio šanso žaidime. Ir aš artinuosi prie pirmosios žaidėjos, Rūtos, kuri atsisakė savo pirmojo traukimo ir dabar tikisi ištraukti didesnį. Taip. Pasiruošus? Taip. Tai jūs kiškit ranką ten gerai pamaišykit, nežiūrėkit, svarbiausia, kad viskas būtų sąžiningai ir bandykit ištraukti savo šansą, savo sėkmę. Man labai smalsu sužinoti, kas čia bus. O tai yra piniginis laimėjimas 7 000 eurų. Na klausykit, dabar metas gerai apsvarstyti ir pagalvoti, ką daryti. Ir svarstau. Jūs dabar jau svarstykit, galit laimėti automobilį trečiuoju bandymu, bet galit laimėti ir mažiau pinigų. 7 000 eurų, iš ties labai geras laimėjimas. Ką darot? Pasiimsiu. Pasiimsit? Taip. Pinigai, didžiuliai pinigai, 7 000 eurų. Taip. Jūsų sprendimas, jūs pasiliekate. Jurgita. Tikrai labai sveikinu, nes labai puikus pasirinkimas. Sveikinu labai. Taip, labai geras pasirinkimas, sveikinu jūs. Ačiū. Ačiū už puikų žaidimą, galite grįžti į savo vietą, o dabar artinuosi prie Eleonoros, kuri savo anūkams arba pinigų, arba automobilį nori ištraukti. Visko nori. Visko norit. Na, visko neišeis. Arba pinigai, arba automobilis. Ko labiau norisi? Gal pinigų. Na tai traukit ir bandykit kuo didesnę sumą surasti. Ten svarbiausia nežiūrėti, gerai išmaišyti ir kas tai yra. Raudonas kamuoliukas reiškia pinigai ir tai yra 3 000 eurų. Na, 3 000, klausykit, jau yra anūkui ir kur nors nusivežti galima, ir aprengti, ir saldainių daug pripirkti. Taip. 3 000 eurų, ką darysit? Su kuo jūs ten tarėtės, man labai smalsu. O, tas mano anūkas ir dukra. Ai, ten ir anūkas sėdi, ir dukra sėdi. Na, tai su kuo jūs ten tarėtės dabar? 3 000 eurų. Ką daryti? Niekas nežino, apsispręskit jūs. 3 000. Pasiimu. Pasiimat pinigus. Pasiimu. 3 000 eurų atitenka jums, aš kviečiu Jurgitą įteikti čekį. Sveikinu iš viso. O kol kas pinigai vyra. Sveikinu jūs. Iš ties puikiai sužaidėt, galite grįžti pas anūką su dideliais pinigais, o dabar aš jau stoviu prie besišypsančios Ritos. Rita, visi pinigus, visi automobilius, o jūs ką? Automobilį? Gerai, bandom tą automobilį surasti čia. Ir šį kartą gerai išmaišius, jūs surandate kamuoliuką, kuris yra mėlynas. Ir tai yra automobilis Toyota Aygo. Wow, iš ties puiku, kol atbėgs jūsų giminaičiai, aš jūs apkabinsiu. Sveikinu jūs, puikiai sužaidėte. Kur Jurgita? Valio, sveikinimai. Ir aišku, atbėga vyras, kuris puola į glėbį, nes tai yra automobilis. Sveikinu ir gerų kelionių. Džiaugsmo ašaros, sveikinu dar kartą jūs. Iš ties puikiai ištraukė. Tikrai sveikinu nuoširdžiai. Na, vyras, galėsit išbandyti. Paėmė, ar ne? Tai sveikinu jūs. Jeigu paėmė, tai paėmėt. Gerai, puikiai sužaista, o dabar metas man grįžti čia prie šios magiškos dėžės ir jums, brangiai, į namus siūsti galbūt automobilį. Nežinau, ką pavyks man čia surasti, o čia dabar ieškau ir randu 1250 eurų. 1250 eurų atiteks tam, kuris nepatingėjo, nusipirko bilietą ir ant jo yra užrašytas skaičius 023 59 30. Sveikiname jūs, jums atitenka šie pinigai. Tai dar ne viskas, nes aš noriu ištraukti dar vieną, nes yra trigubas šansas ir, žinoma, trigubas šansas laimėti visiems namų žaidėjams. Įtampa, ką aš ištrauksiu, ką aš rasiu. O čia randu, na, sakykime, kad labai gerą sumą, tai yra 200 eurų. Su jais ir vainikuosime. 200 eurų atitenka jums, jeigu bilietuose skaičius yra. Jurgita.
030-8958. Taigi sveikinu Jūs, Jums atitenka 200 eurų. O jeigu Jūs norite išbandyti savo sėkmę čia trigubo šanso žaidime ar tiesiog kitose studijos žaidimuose, kviečiame Jūs kitą sekmadienį atvykti čia pas mus ir smagiai praleisti laiką. O taip. Taigi pasimatome su Jumis, jeigu bilietuose skaičius, Jurgita. O tas skaičius 002, bet koks skaitmuo 519. Na, jeigu Jūs vis dar stebit mus ir sakote, kad čia vieni pinigus laimi, kiti automobilius noriu ir aš laimėti, nenusiminkit, čiupkite telefonus ir rinkit skaičius 1634, nes Jūsų laukia automobilis Nissan Note bei 5 piniginiai prizai po 1000 eurų. Automobilis Nissan Note ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti Jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. O dabar įdensime likusius kamuoliukus ir netrukus sužinosime, ar turėsime šį vakarą aukso puodo laimėtoją. Vitalij, jau dar kartą primenu, kad kampus įstrižainės ir eilutę mes baigsime žaisti su lyg vienu 38 kamuoliuku. Sėkmės visiems. Geltonas 50. Raudonas 37. Žalias 64. Mėlynas 15. Mėlynas 9. Žalias 68. Raudonas 40. Ir raudonas 34. Tai buvo 38 kamuoliukas, metas apžvelgti rezultatus. Kampų žaidėjai pasidalina 19 780 eurų. Eilutės laimėtojai pasidalina taip pat 19 780 eurų. Įstrižainių laimėtojai pasidalina 9 890 eurų. Sveikinam! Na, o dabar liko patys paskutiniai laimingi skaičiai iki auksinio 47 kamuoliuko ir žinoma aukso puodo. Taigi, Jurgita. Taip, Vitalijau. Raudonas 42. Juodas 17. Juodas 30. Mėlynas 2. Juodas 22. Geltonas 54. Juodas 21. Raudonas 35. Sulik, likus vienam vieninteliam kamuoliukui iki auksinio kamuoliuko nuskambėjo skambutis, kuris reiškia, kad kažkam iš namų liko užbraukti vieną vienintelį skaičių iki pilnos lentelės ir žinoma aukso puodo. Taigi, linkėsiu sėkmės Jums jį laimint, o dabar norisi pakviesti studijos žaidėjus sudalyvauti paskutinėme žaidime ir galbūt laimėti savo pinigus. Taigi, kol studijos žaidėjai čia išsirikiuos, Jūs tikrai dar suspėsite paskambinti numeriu 1634. Automobilis Nissan Note ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti Jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Aš sveikinu studijos žaidėjus atvykusius į degančios linijos žaidimą. Iš ties labai smagu, dabar rėdės auksinis kamuoliukas ir 2 žaidėjai namuose, kuriem belieka užbraukti vieną skaičių. Kaip galvojate, ar kažkam pavyks iš tų 2, galbūt netgi abiems, laimėti šio vakaro aukso puodą? Jeigu taip yra galvojančių, nieko nelaukit, ženkit per liniją ir laimėkit 6000 eurų, nes būtent tokia suma laukia tų, kurie nužengs, o žengti nieks nenori. Tikrai nieks nenori pinigų? Viskas, žengti nebegalima. Jurgita, koks auksinis šio vakaro kamuoliukas? Auksinis šio vakaro kamuoliukas yra žalias 70. Na, o dabar smalsu sužinoti, ar kažkas laimi šio vakaro aukso puodą. Ne, vis dar tie patys 2 žaidėjai, kuriem belieka užbraukti vieną skaičių. Kadangi aukso puodas lieka augti, mes iš jo išimame beveik 16,5 tūkstančio eurų. Na ir dėl šių pinigėlių jau tikrai kovosite iki pabaigos. Brangų žaidėjai studijos, 2 žaidėjai vis dar laukia laimingo skaičiaus. Ar dabar jie laimės? Ar Jūs taipogi stovėsit ir galbūt pražiopsosit savo šansą? Nieks nežengia, Jurgita, laukime kito skaičiaus. Juodas 19.
Kitas skaičius, juodas 19. Ar kažkas laimi didįjį prizą? Ne, bet jau 5 žaidėjai namuose. Jau jų auga gretos, kuriems belieka užbraukti vieną skaičių. Ar kaip galvoja, dabar išauš ta akimirka, kuomet kažkas iš jų laimės? Vienas narsuolis drąsuolis neatlaikė ir dar porą. Jūs eikit prie vyrų, suprantu, kad smagu su manim, bet jeigu laimėsite, tai džiaugtis turėsite su jais. 3 žaidėjai galvoja, kad dabar iškris laimingas šio vakaro kamuoliukas. Žengti nebegalima, o mes Jurgita laukime kito skaičiaus. Žalia 69. Taigi, ar jums šypsosi sėkmė, ar šis kamuoliukas yra paskutinis? Žiūrim, laukiam. Ne. Ačiū, kad surizikavot, galit grįžti į savo vietą, bet jau 13 žaidėjų, kuriems belieka užbraukti vieną skaičių. 13 žmonių laukia vieno kamuoliuko, vieno skaičiaus. Ar dabar iškris tas laimingas? Kaip galvojat? Štai, tos gretos jau pradėjo didėti. Jau daug žmonių galvoja, kad dabar bus paskutinis šio vakaro kamuoliukas. Net laikė visas būrys. Sunku net suskaičiuoti, klausykit. Dabar, jeigu tas kamuoliukas bus laimingas, jūs tarpusavėje pasidalinsit 6000 eurų, taigi linkėsiu jums sėkmės, o mes Jurgita laukime kito skaičiaus. Raudonas 38. Štai rieda, raudonas 38. Ir ar jis yra paskutinis, ar kažkas laimės namuose? Ne. Didelis būrys rizikavo, bet dėja ta rizika neatsipirko. Šį kartą jums reikia grįžti į savo vietą. 30 žaidėjų namuose, kuriem reikia užbraukti vieną skaičių. Ar kažkas iš 30 laimės? Būrys didelis galvojančių, kad laimės. Klausykit, tiek daug žmonių, kad ne tiek daug ir pinigų pasidalinsit. 6000 eurų atiteks jums visiems, jeigu dabar riedės paskutinis šio vakaro kamuoliukas. Taigi viskas, žengti nebegalima, išties gausus būrys laukia paskutinio šio vakaro skaičiaus. Koks jis, Jurgita? Na, pažiūrėkim. Raudonas 41. Rieda vėlgi raudonas 41. Ar dabar kažkas laimės namuose? Taip, nes 3 žaidėjai namuose laimė ir visas būrys laimingųjų čia studijoje dalinasi 6000 eurų. Jurgita. Sveikinu labai. Taip, sveikiname jūs, tikrai puikiai sužaidėt ir laimėjote 6000 eurų. Automobilis Nissan Note ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Didysis prizas tik iškeliavo laimingiems žaidėjams namuose. Sveikiname jūs, tačiau mes su Jurgita norime nesustoti ir norime toliau stebinti, džiuginti jūs. Taigi dabar norime pakviesti 10 jūsų kitą sekmadienį atvykti čia, išbandyti ir naujus, ir jau pamėgtus senesnius žaidimus ir galbūt laimėti solidžias pinigų sumas. Spaudžiu gerai, spaudžiu jau. Taip, galima spausti ir šį kartą tas paspaudimas sėkmę atneša žaidėjams, kurie turi bilietus su numeriu 035, bet koks skaitmuo 158. Laukime jūsų kitą sekmadienį, o dabar greičiausiai jūs laukite to momento, kuomet kažkam iš jūsų padovanosime automobilį. Taigi į kažkieno garažą, į namus dabar išplasnoja žiemoti mūsų gražuolė Toyota Corolla. Ir jie atitenka, aš tikiuosi, labai rūpestingam žaidėjui. Ir dabar jūsų sėkmės akimirka, jeigu turite bilietą su numeriu. O tas numeris 013-8399. Sveikiname iš viso širdies ir palinkėsiu saugiai važinėkite. Taip, saugiai važinėkite, o jeigu dabar ne jūs iššovėte šampano, nenusiminkit, nes kitą sekmadienį jūsų laukia vėlgi daugybė prizų ir galbūt sulauksite savo laimės akimirkos. O tų didelių ir mažų sėkmių čia Teleloto studijoje bus tikrai gausu. Argi gali būti kitaip, juk Teleloto žaidėjams skirta tik tai, kas geriausia. Tik tai, kas geriausia, nes jau kitą sekmadienį laimėsite net 5 beprotiškai stilingus A klasės automobilius Mercedes-Benz ir išdalinsime net 50 planšečių Apple iPad jūsų išmanioms pramogoms. Aukso puode bus ir vėl kalnas pinigų, net 270 000 eurų. Tai viskas, ką reikia padaryti, nusipirkti bilietą ir laukti kito sekmadienio, nes taisyklę žinot, jei bilietą turi, tai laimėti gali. Na, o bilietus galite įsigyti ir terminaluose, ir internetu perlas.lt. Arba jų užsiprenumeruoti ilgesniam laikotarpiu ir taip laukti savojo laimėjimo. Na, o dabar jau tikrai viskas. Ačiū, kad buvote su mumis ir su Teleloto. Noriu palinkėti visiems gražių rudenėjančių vakarų. Pasimatysime kitą sekmadienį. Iki! Iki!